Sveiki bičiuliai, ačiū, kad atėjote, atsiprašome, kad vėluojame, pasirodo, kad Kaunas yra miestas, kuriame irgi būna kamščiai, ne tik Vilniuje. Gabrieliau, ačiū Jums, kad atvykote ir šis mūsų susitikimas yra ne tik dviejų pokalbis, taip pat jūs visi esate pakviesti dalyvauti tame pokalbėje. Ten gale yra kubas ir ten yra rašikliai ir yra popieriaus. Klausimus prašau pateikti raštu, ten užrašykite ir padėkite, mums atneš klausimus pokalbio metu ir juos bus galima atsakyti. Klausimai raštu. Čia dėl to, kad mikrofonų ne visi turime. Susitikome ir pavadintas šis pokalbis yra O kas jeigu, o kas jei, pagal tekstą, kuris buvo paskelbtas prieš beveik mėnesį. Jeigu teisingai aš žinau, tai buvo lapkričio 24 regis diena. Tekstas, kuris pasirodė ir tikiuosi, kad dalis jūsų tą tekstą taip pat esate skaitę. Tai yra Gabrieliaus Landsbergio, sakykime, toks dviejų dalių savotiškas pareiškimas. Pirmoji tokia 3 puslapiai tokia preambulė, įvertinimas situacijos tiek užsienio reikalų srityje, tiek ir vidaus reikalų, tiesą sakant, srityje. Ir antroji dalis 10 punktų, kur yra siūloma, ką reikėtų padaryti arba į ką reikėtų labiausiai atkreipti dėmesį. Tai pirmas klausimas būtų turbūt toks. Pirmiausia, šis tekstas buvo parašytas kieno? Partijos pirmininko, užsienio reikalų ministro ar vis tik tai privataus asmens? Kas yra jo autorius? Kuris Gabrielius Landsbergis parašė šitą tekstą? Pirmiausia, sveiki gyvi. Iš tikrųjų, ir aš labai atsiprašau dėl vėlavimo. Nepasiskaičiavom laiko, šiek tiek atsakomybė visa tik tai mano. Dėl teksto, kai pirmą kartą gavau klausimą, būtent šį stovėdamas vienoje iš žiniasklaidai prieinamų Seimo tribūnų, pasakiau, kad apie nerimą dėl netolimos ateities kalbu pirmiausia kaip tėvas. Būtent tai skatina galbūt ne visada skaičiuoti politinę naudą kaip partijos pirmininkui, nes yra sakančių, kad kalbėti apie tai, kas nebūtinai yra gerai, yra neparanku. Galbūt geriau būtų kalbėti apie tai kokiu nors kitų laikotarpiu, galbūt, pavyzdžiui, po rinkimų. Kaip užsienio reikalų ministrui sakoma, galbūt reiktų pirmiausia atsižvelgti, ką apie valstybę galvoja mūsų partneriai ir jie taip pat, sakykime, galbūt nenorėtų pripažinti irgi visos beblogėjančios situacijos, dėl to, kad patys susiduria su dideliais sunkumais dėl ginklų tiekimo Ukrainai ir kitus dalykus. Ir dėl to aš suvedžiau vis dėlto, kad aš kalbu kaip tėvas, kuris turi 4 vaikus, 2 iš jų šiuo metu atlieka tarnybą. Ir labai norėčiau, kad kai jau jie bus pasiruošę ir bus pasiruošę ginti Lietuvą, kad jie pirmiausia būtų atgrasimas. Ir kad nereikėtų nei jų, nei kitų vaikų Lietuvoje išmėginti mūšio lauke. Na gerai, tai aš kaip tėvas tėvo tada paklausiu. Kodėl dabar? Kas buvo dar neaišku, tarkim, po karo pradžios? Sakykim, jau po Prigožino maišto buvo visiškai aišku, kas bus. O ne. Sakyčiau, ne. Nebuvo aišku ir tiesą sakant, yra turbūt 2 lygiai to neaiškumo. Pirmas lygis yra paviršinis lygis, tai tas, kurį mes galime sekti žiniuose arba analizuoti situaciją, ką aš nebejoju jūs ir didelė dalis čia susirinkusios auditorijos daro. Jisai yra grindžiamas pirmiausia lūkesčių, kuris yra apibarstytas dalimi informacijos, kuri mums yra prieinama. Mes visa širdimi tikime ir norime Ukrainos pergalės. Taip, bet tas tikime ir beje paties teksto pačioje pradžioje yra pabrėžiama, kad mus vedė iki šiol tam tikri tikėjimai. Tikėjimas jisai... Pirmas tas tikėjimas, aš tiesiog trumpai labai, kad tarptautinė teisė grįsta tvarka neturėtų būti sugriauta. Čia pirmas tikėjimas, kuriuo mes atseit visi rėmėmės. Ir antras tikėjimas, kad teisė grįsta tvarka, jeigu pažeidžiama, bus ginama. Abu šie tikėjimai dabar patiria, tiesą sakant, labai rimtą reviziją. Mes nebe taip labai tikime. Mes tikime, mes neturim kito pagrindo. Bet gal mes nebeturime tikėti taip labai? Gal yra pavojinga tikėti dabar tuo? Mes galime atsidurti situacijoje, kuomet
bus pasakyta, kad nepaisant visų mūsų pastangų apginti pasaulio tvarkos taisyklėmis grįstos nėra galimybės. Šiuo metu. Ir kas yra liūdniausia, Lietuva yra buvusi tokioje situacijoje. Mums yra ne taip, sakykime, istoriniai laikai, bet yra žmonių dar menančių tos laikus, tai yra 40-ieji metai, kuomet irgi buvo taisyklėmis grįsta pasaulio tvarka. Ir mes tikėjome, kad jinai bus ginama. Mes gynėme ją patys tiek, kiek galėjome, bet po to teko susitaikyti su nepripažinimu. Okupacijos nepripažinimu, mūsų priespauda ir ilgais dešimtmečiais nelaisvės. Ir galų gale pasaulio tvarka, arba bent jau mūsų regiono tvarka, jinai buvo atkurta. Ukrainai nepajėgus atkovoti, ta prasme, kitaip tariant, mums nepajėgus padėti Ukrainai atkovoti teritorijų, jau yra pažeidimas pasaulio tvarkos. Jau reiškia, mes tam tikrą prasme paliekame agresoriui kažką tai, kas yra ne jo. Sudarome tam tikrą naują teisinę aplinką, kurioje tas yra. Bet aš noriu grįžti dar prie jūsų ankstesnio klausimų, dėl to tikėjimo. Ir yra kitas tikėjimas, kuris yra nepaviršinis. Jisai yra giluminis, jisai yra tikėjimas, turbūt viskas bus gerai. Toksai. Mes esame taikos produktas. Mes esame produktas kaip valstybė atsikūrusi iš to, kad pasaulis jisai kito į taiką. Mes kalbam dažnai apie Berlyno sienos griūtį, ko gero toks ryškiausias pasaulyje suvokiamas kaip simbolis. Įranti senoji tvarka, jinai sukuria taiką ir štai iš jos išsiskleidžia laisvės žiedai tokie kaip mūsų kovo 11. Ir karta esanti šiandien, tiek valdžioje, tiek gimstanti šiandien, jinai yra visiškai taikos karta. Tokie, kokie mes vakaruose, kartais pasakom, jūs nesuprantate tikrosios Rusijos, nes mes ją tikrai suprantam. Bet net mes esam taikos žmonės. Ir net ir mums persiorientuoti, kad mes gyvename šalia tikro agresoriaus, pasiruošusio padaryti bet ką ir prarasti bet ką, kad jisai realizuotų savo okupacinius, imperialistinius, kaip jūs norit pavadinkit, tikslus, kad tai yra kitoks pasaulis. Ir šitą realybę mes po truputėlį turime ją atsibusti. Ar šitas tekstas jau turėjo atgarsių, kadangi beveik mėnuo praėjo? Beje, ar jis buvo išverstas į kitas kalbas, ar jį išgirdo kitose šalise? Nes kaip tai bebūtų, tai yra vis tik Lietuvos užsienio reikalų ministro tekstas. Jis, sakyčiau taip, kad tos dalys, kurios yra apie analizę, situacijos analizę ir vertinimą situacijos, aš kalbu apie tai nuolat. Ir tiesą sakant, vienas iš motyvų, kas paskatino mane kalbėti Lietuvoje, aš suprantu, kad aš nebegaliu kalbėti skirtingų dalykų. Aš negaliu kalbėti užsienyje, būdamas Briuselyje. O tai buvo, kad anksčiau kalbėdavote vienaip su partneriais užsienyje ir kitaip čia Lietuvoje? Ne, tiesiog tas atotrukis realiai, užsienyje aš įspėju kolegas, kad aš matau rizikas, aš matau grėsmės. Tai yra pradinis mano ir kiekvienos dienos darbas. Bet aš turiu atsakomybę ir Lietuvoje, kurią aš taip pat turiu realizuoti. Ir ta realizacija būtent yra, aš turiu sakyti tą patį ir kalbėti tą patį. Ir jeigu mes matome tas grėsmės ir ten ir čia, mes turime apie jas kalbėti tiek savo partneriam, tiek savo žmonėm. Gerai. Kokios reakcijos buvo į šį tekstą, kurios pačiam pasirodė svarbios? Kas yra turbūt keisčiausia, kad tai užsienyje tų reakcijų, tiesą sakant, tokių aštrių nėra dėl to, kad debatas panašu, kad yra kur kas labiau gal netgi pasistumėjęs negu pas mus. Štai šiandien turėjau galimybę susitikti su Vokietijos gynybos ministru, kuris lankosi Lietuvoje ir pasirašė nepaprastai svarbų susitarimą, pirmąjį tą kelio žemėlapį link brigados dislokavimo Lietuvoje. Tai jo tekstas pasirodęs per interviu, pasirodęs prieš kelias dienas, jisai kalba apie tai, kad Rusija bus pasiruošusi karui su NATO per 5-7 metus. Tai yra vienos pagrindinių Lietuvos gynybos partnerių gynybos ministras įvardina konkrečias datas, konkrečius metus. Tai vien tai jau turėtų net jeigu mes nekalbėtume patys, net jeigu mes neturėtume jokio debato Lietuvoje, jau tai turėtų mus žadinti iš nevadinčiau miego, bet iš tos situacijos, kuriuo mes esam šiandien. Lietuvoje reakcija yra... Turbūt apie neigiamus aspektus aš nekalbėsiu, jūs patys matot skirtumus diskusijos, bet aš sakyčiau, kad tai, kas pasėta, sukrito į derlingą žemę. Ir debatas prasidėjo.
Ir diskusija tikrai vykstanti yra. Taip yra žmonėms daug klausimų, panašių galbūt, kaip ir jūs užduodat, kodėl dabar, kodėl taip, kas pasikeitė, paaiškink tiksliau, ne viską galbūt. Jūs tos klausimus nujautėte, nes šiame tekste taip pat pradžioje jie yra paminimi, kad jūs gausite kritikos už du dalykus. Pirmas, kodėl dabar, ir antras, kodėl prieš rinkimus. Suprantama, taip? Beje, Estijos kariuomenės vadas Martinas Herimas, jisai duoda bent gerokai mažiau negu Borisas Pistorijus, duoda 2 metus, 3 metus iki galimos Rusijos invazijos. Taigi, Baltijos šalis galėtų tapti štai, alijanso rėmuose tuo katalizatoriumi, kuris procesus dar pagreitintų. Ar gali? Ir ar tai įmanoma? Jūs apie tai irgi čia kalbate. Galime. Visiškai. Ir manau, kad ir privalo. Dėl to, kad mes turime ne tik kalbėti apie grėsmes, bet ir būti pavyzdžiu apie tai, kaip tas grėsmes įveikti. Ir čia mes turim... Ar realiai Baltijos šalis turi tokį bendradarbiavimą? Ar jūs galite tartis tarpusavį, ar suprantate vieni kitus? Turiu omenyje, Baltijos šalis, bent jau tas 3, prijungus Skandinaviją, žinoma, būtų dar geriau. Tarp 3 mūsų yra, sakyčiau, turbūt, sunku, aišku, vertinti šiaurės šalių bendradarbiavimo lygį ir bendrą supratingumą tarpusavio, bet tokį, kokį turime mes ar Baltijos šalių, aš, ko gero, nelabai kur esu dar sutikęs. Nebūtinai kiekvieną sekundę esame ten pat, ar ne, dėl skirtingų ir politinių procesų, dėl kultūrinių ypatybių ir įvairių kokių nors skirtingų niuansų, kurie galbūt šiek tiek mus pastato kitaip truputėlį. Bet jeigu mes pažiūrėtume tą erdvę, kurioje mes vis tiek esame, jinai yra mažytė erdvė, turiu galvoje ne geografiškai, bet politinio ir geopolitinio supratimo erdvė. Aiškiai, mes esame visada kartu. Kartais Lietuva galbūt dėl savo ir geografinių ypatybių, būtent dėl to, kad mes esame įsprausti tarp Kaliningrado ir Baltarusijos ir turime 2 valstybės, kurios mus supa šalia ir keletą. Ir Suvalko koridorių tarp jų, kuris yra visiškai mūsų nesutvarkytas, taip? Jis nereiškia, kad jis nėra. Mes nepasiruošę jį išnaudoti ir jį apginti. Matot, viskas, kas yra sutvarkyta, 5 straipsnio rėmuose. Bet yra tikėjimo dalykas, tiesa? Tai yra ir... 5 straipsnis, pripažinkime, yra tikėjimo. Ir didelio tikėjimo dalykas. Bet mes matom, kad Rusija keičiasi. Rusija keičiasi ir tokia, kokia jinai yra šiandien, jinai tokia... Kuria prasme keičiasi? Na, pagalvokim vieną dalyką. Jinai 2022 m. vasario 24 d. pradėjusi visą apimtimi invaziją prieš Ukrainą, jinai pirmą kartą nustojo slėptis. Mes jautėm. Mes apie tai kalbėjom, mes tai spėjom, bet 2006 metais užpuolusi Sakartvelą, tai buvo limituota, bet čia buvo tokie argumentai, atsitraukta, liko okupuotos teritorijos. Ir netgi dabar jie sako, kad mes tik tai remiam tas autonominės, neva ten kažkokiais pavadinimais. Nusimetė vieną kitą kaukę, ar ne? Nusimetė kaukės, jau visiškai nieko daugiau nusimesti nebeliko. Bet, sakykime taip, plačiaja prasme vakarai vis tiek, mano supratimu, neadekvačiai dar mato tą situaciją. Tiesa? Yra tos baimės. Jinai pirmiausia kyla iš to, tai o kaip mes gyvensim toliau? Kokia ta realybė bus? Lietuva buvo turbūt viena labiausiai garsiausiai kalbančių valstybė apie tai, kad turi būti sukurtas specialusis tribunolas. Ir kuris būtent kalbant, grįžtant prie pirmųjų klausimų apie tą pasaulio tvarką taisyklėmis grįstą, tai kartais atsitinka taip, kad vyksta karas, galbūt jo išsyk laimėti neįmanoma, bet yra labai aiškiai pasakoma, kas yra karo kaltininkas, kas yra agresorius ir kas yra auka, kokios kompensacijos turės būti sumokėtos po karo. Ir kitaip tariant, jeigu tu negebi iš karto išspręsti ginklu, taip atsitinka, tu išsprendi tą teisę. Ir mums to nepavyko sukurti. Nėra rastas sutarimas. Mes, stipresnioji, ta nominaliai pusė vakaruose, nesugebėjom rasti sprendimo, kaip sukurti mechanizmą, kad kaltieji būtų patraukti atsakomybėn. Tai šiandien ačiū Dievui iš tikrųjų už vieną tarptautinio baudžiamojo teismo sprendimą, kuris patraukė atsakomybėn Rusijos prezidentą dėl grobiamų vaikų. Jeigu ne tas procesas, mes neturėtume jokio teisinio proceso. Visiškai dėl karo, dėl to, kad jie pradėjo karą. Tai mes žinome, kad Jungtinės tautos kai kurios procesus turi, bet ir tada nesuveikia. Tas pats minėtas Martinas Herimas kalba apie tai, kad NATO net
nėra atnaujinusi gynybos planų. Jau nekalbant apie platesnę, taip sakant, teisinius, šiek tiek filosofinius klausimus, kad ir kaip ten būtų, bet kalbant apie visiškai praktinius veiksmus, kuriuos reikia atlikti jau dabar. Dar nėra atnaujinusi gynybos planų Baltijos šalims. Ne visai tiesa. Šią vasarą, besibaigiančių metų vasarą, Vilniuje vykusiam NATO vadovų susitikime buvo priimti ir patvirtinti atnaujinti planai. Tie planai yra atnaujinti ir juose yra numatytas jau kitoks požiūris Ar yra pratybos numatytos? Į Baltijos šalis. Ne viską galiu kalbėti. Mano turbūt toks platesnis komentaras ar apibendrinantis šią situaciją komentaras, kuris yra pritaikytas tiek NATO, tiek ir mums patiems, kurį aš duočiau NATO, o patys savo jau turime atsakymą ras greičiau, kol NATO galės rasti atsakymą. Ar mes esam pasiruošę tai realybei, kuri formuojasi ne nuo 22 metų, kuomet mes manėm, kad vakarai negali pralaimėti. Ir dabar, nes dabar yra nauja realybė, jinai dabar formuojasi, šiuo metu, kaip mes dabar kalbame. Ir mano supratimu, ir atsakant tą klausimą, kurį aš retoriškai uždaviau ir tekste savo, kodėl dabar? Todėl, kad 22 metais ir Lietuva, ir NATO padarė žingsnius. Mes sureagavom ir to negalima neigti. Planai pateikti, Lietuva padidino finansavimą, 2,7%, nėra taip jau mažai. Mes esame tarp pirmaujančių pasaulyje. Peržiūrėjom planus, taip toliau. Bet 24 metų realybė dėja iš mūsų reikalauja eiti dar vieną žingsnį. Ir taip pat iš NATO. Ir NATO yra sudėtinga organizacija. 31 valstybė. Noriu tikėti, kad bus 32 netrukus, bet jau laukiam visi to pusę metų. Tiesiog 2,5 metų. Ir kol bus priimti politiniai sprendimai, peržiūros dar sykį tos besikeičiančios situacijos, mes turime nelaukti to. Mes privalom daryti savo žingsnius ir pasiruošti patys. Tai jeigu realybė dabar keičiasi, tai iš esmės vienintelis klausimas tikrai svarbus šiandien mūsų valstybei, tai yra šis, taip? Yra gynybos klausimas. Jeigu taip visai rimtai kalbėti. Manau, kad taip. Ir šių rinkimų tema, ko gero, turėtų būti viena. Kaip mes ginsimės nuo priešo? Visiškai taip. Rinkimai, ačiū Dievui, dar yra šiek tiek laiko. Ir tas irgi yra skatina dėl to, kad ar mes turime prabangą ketvirtį, 25% rinkiminio ciklo pralaukti ir nekalbėti apie kažką, kas vyksta šiuo metu ir sakyti, kad tai yra gali palaukti. Yra dar daug laiko iki tų rinkimų. Rinkiminiai debatai prasidės turbūt, nežinau, už 9 mėnesių. Apšiai laiko yra padėti pamatą. Jeigu valstybės turėtų savo Maslovo piramidę, tą būtinųjų poreikių, tai man rodos, kad kito būtinojo poreikio, kaip saugumas ir valstybės gynyba, mes šiandien neturime. Jūsų tekste yra labai daug dalykų, kurie išeina už, sakykime, užsienio reikalų ministerijos kompetencijos ribų. Čia iš tikrųjų jūs siūlote ir aptarėte dalykus, kurie yra, sakykime, vidaus reikalų ministerijos kompetencijoje, finansų ministerijos kompetencijoje. Ar jūs konsultavotės rašydama šitą tekstą su savo kolegomis? Iš jūsų vyriausybėje kaip nors buvo tai diskutuojama? Paskutiniu metu, turbūt per tą mėnesį, net nepilną mėnesį nuo teksto pasirodymo, stengiausi visose formatuose, kurie man yra pasiekiami, kalbėti apie tai, atvirose ir uždarose. Uždarose daugiau galbūt papasakoti to, ką žinau, tą, ką matau, ir informaciją, kurią aš galiu pasidalinti, viešuose daugiau kalbėti apie bendrinimais, kurie yra tinkamesni tom auditorijom. Ir siekti turbūt esminio sutarimo, nuo kurio mes pirmiausia turime atsispirti. Tai pirmas, ta bazė, politinė bazė sutarimo yra sutarti dėl, ar mes pritarėm, ar mes vienodai matom tą besikeičiantį grėsmių paveikslą. Ar tai yra bendras politinio lauko matymas, kuris yra ir mūsų partijai, bet čia mes didelių iššūkių galbūt neturim, visada taip jautėmės turbūt atsargiausi ir įsitempę galbūt šiek tiek 30 metų ir tas dėl to sutarimas yra ganėtinai greitas tiek tarp kolegų ar vyriausybei, bet tada yra koalicijos partneriai taip pat ir juos įtikinti, kad čia yra mūsų dabar ašis bendradarbiavimo ir diskusijos ir ateities darbų, ir tada kiek įmanoma politinio lauko. Tai džiaugiuosi, kad kvietimas diskusijai, aš sakiau, išimkit Landsbergį iš paveikslo, žiūrėkit į problemą. Kad ne Landsbergis yra problema. Jie mielai išimtų kai kurie. Tai tas vienaip ar kitaip, ko gero, vis tiek įvyksta. Bet problema nuo to, ta problema, apie kurią mes kalbame, jinai neišnyksta.
Ir galbūt mes ją galim paneigti, galbūt mes galime net jos ginčytis, bet mes turime apie tai kalbėti. Ką mes matom, koks yra tas pasaulio paveikslas, kuris dabar formuojas ir kokią jis įtaką daro mums. Tai čia yra pirmasis dalykas. Antras žingsnis, sutarus dėl grėsmės suvokimo, mes atarėmės dėl veiksmų, kurie yra reikalingi tai grėsmai atliepti. Kaip partijos pirmininkas, aš turiu tą tokią priedermę, vis tiek aš turiu pasiūlyti sprendimus ir tą siekiu daryti. Noriu pabrėžti, kad nesijaučiu turys monopolį idėjos, ar ne? Kas yra geriausia? Diskusija yra politinė ir takoskryos gali formuotis ir skirtingi požiūriai gali formuotis. Viskas tai yra suprantama ir tai yra politinio demokratinio proceso dalis. Tačiau grįžtant atgal į grėsmę, mes turime užduoti kiekvieną savo klausimą. Ar tai, ką aš siūlau, atliepia tą paveikslą, kurį mes matom, kuris piešiasi? Ar ne? Jeigu ne, jeigu mes norime lengvų, greitų, nesudėtingų, nekainuojančių sprendimų, aš turiu pasakyti, kad bijau, kad tuomet mes neatliepsime, mes negalėsim pasitikti tos grėsmės, kurie ateina link mūsų. Jeigu mes esam pasiruošę kalbėtis apie tai, ko mes galbūt vengiam, nenorėjom kalbėtis dešimtmečius, dėl to, kad tai yra sunku, tai yra nepopuliaru, ne visi rinkėjai tą vienodai supranta, ne visi vienodai tą mėgsta. Jeigu esam pasiruošę tai kalbėti, tada mes galim rasti sprendimus. Žiūrint taip visiškai iš schemos pozicijos, štai mes turime agresyvę Rusiją, mes turime Baltijos šalis, kurios jūsų požiūriu supranta situaciją, taip bendrai supranta. Ar jūs sutiktumėte, kad mūsų visuomenė jau supranta situaciją pakankamai, kad duotų pakankamai stiprų užsakymą išrinktai valdžiai? Aš turiu pasakyti, kad manau, kad supranta geriau, net kartais politikai yra pajautę. Kitaip sakant, dabar jau visuomenė yra priekyje politikų. Aš turiu tokią nuomonę, ta prasme, kad taip man pradeda formuotis toksai vaizdas. Išėjau kalbėti tiesą sakant, nesitikėdamas pozityvios reakcijos, kad čia būsiu ten ar suprastas iš karto, ar kad čia labai bus lengva diskusija, bet dėmesys ir nemažas palaikymo kiekis iš tikrųjų mane nustebino ir tada jis leidžia man suprasti vieną dalyką. Tiesą sakant, aš tą pirmą kartą išgirdau iš diskusijų su verslo bendruomenė, kurių gal tiek daug net neturiu, bet vis ateina tam tikri atgarsiai, kas yra gan keista. Ir vienas iš kaltinimų, tokių arba pozicijų, kurios buvo man išsakytos, maždaug, jeigu tu kalbėsi apie Rusijos grėsmę, tai verslas bijos Lietuvoje plėsis, investuoti. Čia vienas, ir tai skamba iki šiol, aš tą girdėjau sakant ir iš kolegų taip pat, kad štai šitas pareiškimas jau turėjo neigiamų pasiekmių, nes verslas dabar yra greitas, verslas dabar yra, virtualus tam tikrą prasme ir tik išgirsta, kad štai taip yra, traukiasi. Taip greitai niekas neveikia, bet aš jaučiu kitą fenomeną. Aš matau verslą, kuris yra labiau susirūpinęs grėsmėmis iš Rusijos, negu jisai jaučia, kad yra sutarimas politiniam tarp sprendimų priėmėjų. Kitaip tariant, aš kaip verslininkas turėčiau planuoti savo investicijas dešimtmečių į priekį. Aš norėčiau žinoti, kad vyriausybė, valstybė, politinis elitas yra sutaręs dėl mūsų saugumo politikos dešimtmečių į priekį. Ir aš dabar staiga matau, kad situacija prastėja. Rusija agresyvėja, jinai atsistato, rekrutuoja naujus karius, gaminasi dronus ir taip toliau. Man kyla klausimas, ar jūs turite atsaką šitai situacijai? Ir jeigu valstybė išeina ir pasako, ne, žinau, kad viskas čia yra tvarkoje, niekas nesikeičia, tai iš čia kyla pavojus. Tai neadekvatu. Bet jeigu turi verslą Rusijoje, tai viskas gerai. Tai čia apie tos nekalbam. Aš turiu klausimą iš salės jau ir kaip tik tai manyčiau, kad galbūt verta dabar įtraukti į. Klausimas toks, mes turime bėdą Kaliningrado tranzitą. Kodėl mes lygi šiolį nepadarėm europinio standarto vežės nuo Baltarusijos iki Kaliningrado kybartų? Čia taip pat yra valstybės saugumo dalykai. Taip. Pats tranzitas yra toks nedidelis akmenėlis mums pakabintas po kaklu. Tik tai, jeigu mes kalbame apie tai, kad Lietuva pasisako už taisyklėmis grįstą pasaulį, tai tranzitas irgi yra taisyklėmis grįsto pasaulio dalis, dėl to, kad tai yra tarptautinis susitarimas, kuris pasirašytas tarp ES, Lietuvos ir Rusijos. Ir norint daryti jo pakeitimus, reikalingas visų trijų šalių sutarimas arba jau kažkokia tai to pasaulio griūtis, už kurią mes
nepasisakom arba bent jau ją bandom išsaugoti. Nes nuo tos pačios struktūros ar architektūros, tos taisyklių labai priklauso ir mūsų pačių saugumas. Todėl, kad ir dėl to klausimo mes nekėlėm. Dabar dėl europinių vėžių, tai šitas klausimas yra svarstytinas ir aš nesakyčiau, kad jis niekada nebuvo keltas. Tokios galimybės egzistuoja. Turbūt vienintelis mūsų ribojantis faktorius yra tai, kad tai yra nepaprastai brangus dalykas. Finansiškai. Aiškiai, Lietuvai... Jeigu tai yra strateginės reikšmės dalykas, tada jo kaina gali būti suprasta visuomenė. Jinai gali būti suprasta, bet sakykime, jeigu šiandien man reiktų rinktis tarp to, kad ar pinigus skirti šaukimui, ar ir didesniai gynybai. Turime omenyje visuotinį šaukimą. Visuotinį šaukimą. Tai apie kurį jūs taip pat rašote savo tekstą. Taip. Tai vis dėlto aš prioritetą, sakyčiau, skirčiau šiam. Į tą patį. Mūsų okupavusi šalis okupavo ir mūsų turtą užsienyje. Šitoj geopolitiniai situacijai būtų puikiai proga padėti susigrąžinti mūsų istorinę ambasadą Romoje, Vila Lituanija. Čia galbūt ir bendriau aš paklausčiau. Ar mes naudojamės apskritai tą situaciją, kad Rusija dabar kai kur nebegali laikyti savo gniaužtuose iš esmės prisiplėšto turto? Situacija yra sudėtingesnė negu tai. Vienas gražus simbolis, aš žinau, kad uždavusiam klausimą turbūt jisai gal nepadarys didžiulio įspūdžio, bet man buvo gan malonu. Yra šalia Vila Lituanija į Romoje, yra taip pat mūsų buvęs ambasados pastatas Paryžiuje. Taip, kuriame buvo dabar įsikūrusi Agentstva RIA Novosti. Taip. Gal jau dabar nebe, bet ką tik buvo? Nukabinta, man atrodo, lentelė. Jau nukabinta lentelė, taip. Bet šviesos dega vakarais, tai kažkas ten matyt dar vis yra įsikūrę. Ir dėl labai ypatingai griežtų Paryžiuje galiojančių kultūros paveldo apsaugos taisyklių nebuvo leista nuimti vyčio nuo šio pastato. Ir visų gražumu ant fasado yra Lietuvos vytis pakabintas ant to, kas buvo anksčiau mūsų ambasada. Tai aš suprantu, tai yra netolygu atsiėmimui, sakykime, arba atstatymui teisingumu, bet vis dėlto vytis patriotui jisai, reiškia, užgauna gerą stygą. Dėl atsiėmimo. Formalioji reikalo pusė yra tokia, kad mes traktuojam, kad klausimas mums yra išspręstas, dėl to, kad mes gavome tam tikras kompensacijas, kurios tuo metu buvusiom vyriausybėm atrodė, kad tai yra primtina ir klausimą uždarėm tiek Italijoje, tiek ir Prancūzijoje. Jeigu trumpai, tik tai keliais sakiniais pasakyti apie tai, kas dabar vyksta su Rusijos turtu, kuris yra įšaldytas, tai yra vykstančios daugiau turbūt vėlgi kokių 1,5 metų diskusijos. Nes buvo pasiūlymų, kad tai būtų galima sumokėti kaip karo nuostolius Ukrainai. Taip. Ir Lietuva vėlgi tą labai stipriai palaikė ir stūmėme maksimaliai prieki, kad tie pinigai, kurie yra užšaldyti. Yra dar įdomesnis dalykas. Tie pinigai, kurie yra užšaldyti, jie moka palūkanas. Ir iš 100 milijardų eurų, kurie yra užšaldyti Europos bankuose, patikėkit, tų palūkanų netaip mažai susidaro. Tiek, kad vien iš palūkanų būtų galima šitą Ukrainoje atstatyti. Tai kol kas mes net ir dėl tų palūkanų nesame atradę sprendimų. Tai aš norėčiau papasakoti jums geresnių naujienų, bet reiks man dar kitą susitikimą organizuoti. Mes jau sakėme, yra aiški grėsmė Rusija ir yra mūsų partneriai, mes turime ES ir NATO. Ir štai apie Vokietiją šiandien buvo minėta, nes jūs savo tekste taip pat rašote, kad Vokietija, paprastai kalbant, mums reikėtų palaikyti visais būdais Vokietiją, nes Vokietija yra ta ES dalis, ar sutiktumėte su tokiu teiginiu, kad Vokietija šiandien yra gal vienintelė ir svarbiausia ES viltis konfrontacijoje su Rusija. Be Baltijos šalių turiu omenyje, bet iš senųjų steigėjų, sakykime taip, iš ES steigėjų. Aš sakyčiau, kad Vokietija bunda, daug kas apie tai kalba, bet aš sakyčiau, kad jinai matuojasi savo geopolitinius batus. Po antro pasaulinio karo ypatingai vengusi ir dėl... Bet galima įsivaizduoti, kokį pulverstį tai šaliai pavyko atlikti ir vėl dabar reikia tai daryti. Vienareikšmiškai. Turėtume tik pagirti už tai vokiečius. Tai yra skausminga be galo. Absoliučiai. Tai yra didžiulis politikos pokytis. Dėl to, kad jisai nėra tiek transformacija gynybinė, mes dažnai akcentuojam, kiek jie turi gynybos pramonės, kurie panaudoja ir taip toliau. Bet tai yra
valstybė ir jos atsakomybė. Kokią atsakomybę Europos kontinente savo mato Vokietija. Ir jie dabar savo atsakomybę mato sustabdyti Rusiją, kad jinai nekirstų ES ir NATO sienų. Tokią atsakomybę jie savo yra išsikėlę. Tai yra kontinentinės lyderystės tokia misija. Ir mums jinai yra gyvybiškai svarbi, egzistenciškai svarbi. Dėl to nėra turbūt tinkamų padėkos žodžių, kurie išreikštų iš tikrųjų, kiek mes esame dėkingi Vokietijai už jų sprendimą. To aš simboliškai taip paminėjau tokį, galbūt, nežinau, kaip tas Berlyne buvo suprasta, tikiuosi, kad teisingai. Kitaip tariant, Vilniuje ant rotušės yra iškalta lentelė. Po 2004 metais, gal 2003, Džordžo Bušo, tuomet prezidento pasakytos formuluotės, kad tas, kas pasirinks Lietuvą savo priešų, gaus Jungtinės Amerikos valstijas kaip priešą. Ir tai yra tam tikras, aš sakau, konstitucinis įsipareigojimas. Mes tai matom kaip mūsų saugumo konstitucijos dalį, kaip vieną ašį. Štai Jungtinės Amerikos valstijos, Lietuvos sostinė Vilniuje yra iškaltos akmenyje, metale. Ir aš dėl sakau, ir Vokietijos apsisprendimas įkelti Lietuvą savo karius, kartu su mumis ginti mūsų teritoriją, mums yra toks pat antrasis piliorius tos mūsų gynybos konstitucijos. Dėl to jam turi būti atrasta vieta ant tos pačios rotušės, jeigu atleis man kauniečiai. Joe Bidenas jokios lentelės nepaliko. Ir aš iš karto mes šokame Jungtinės Amerikos valstijas. Labai paprastai, jeigu į valdžią ateina Donald Trump, kas bus? Aš turbūt taip suformuluočiau Lietuvos politiką, kad mes turime atrasti save tokioje situacijoje, kai nepaisant to, kas ateis, mes žinom, ką mes galim daryti ir ką mes turim daryti. Net ne tai, ar ateis, bet kokią politiką turės, kaip matys NATO, kaip matys savo įsipareigojimus NATO, ko reikalaus iš ES, iš Europos valstybių. Ar daugiau dėmesio skirs Indijos Ramiojo vandenyno valstybėm, dėl to, kad gali būti išrinkta ir ta pati administracija. Ir jie gali jau kitaip traktuoti, sakykime, savo saugumo prioritetus. Gali dramatiškai kitaip savo saugumą matyti. Ir reiškia, mes apskritai šiandien visose klausimuose, mes jau einam per kiek seriją tų klausimų, mano pagrindinis aspektas yra, ar gali Ukraina laimėti dabar prieš Rusiją, va dabar toliau tęsti karą ir laimėti? Gali. Ar gali vakarai persigalvoti ir atsitikti? Gali. Kokios gali būti sąlygos ir kas yra laimėjimas? Aišku, pirmiausia, reikėtų klausti, kas yra pilnas išstumimas iš okupuotų teritorijų. Visų okupuotų teritorijų. Tai čia ir Donbasas, ir Krymas, ir visa kita. Ar yra tokia galimybė? Jinai egzistuoja. Kokiu būdu? Ginklų tiekimas. Pirmiausia, toliašaudžių raketų tiekimas Ukrainai. Kas trukdo tai padaryti? Gausybė faktorių. Aš manyčiau, kad pirmasis faktorius pagrindinis yra Rusijos baimė. Tiesą sakant, nuo 90-ųjų metų ir mūsų nepriklausomybės, nuo kovo 11-osios, tas mentalitetas to, kas yra Rusija, giliai jis nėra pasikeitęs. Tuomet Rusija buvo grėsmė, dėl kurios galbūt reikia atitraukti rankas ir palikti ir tą realiąją politiką vykdyti, kitaip tariant, įvertinti realias grėsmės, o ne padėti šalim išsivaduoti. Ir dabar mes esame labai, labai panašiai. Nes jūs tiesiai sakote savo tekste, kad štai Rusija eskaluojasi, o štai vakarai, tai yra mes, sėkmingai save apribojame. Va ta baimė yra to ribojimo kertėje, tiesa? Manau, kad tai yra pagrindinis dalykas. Bet vėlgi grįžtant prie Lietuvos, tai nepaisant to, ir čia mūsų yra dalykai. Mes turim padaryti viską, kad Ukraina laimėtų. Tai čia yra mūsų pirmas priesakas. Bet antrasis priesakas, mes turim užtikrinti, kad mes būtume padarę viską, kad mes būtume saugus. Nepaisant to, kaip pasikeis. Nes mes dėja šiandien toliašaudžių raketų negalime pateikti. Ką mes galime pateikti? Ar Lietuva turi karinę pramonę? Ir jeigu turi, tai kokią? Ir ką galima būtų vystyti? Aš aišku bandau kalbėti apie dronus turbūt ir kitas panašias technologijas, taip? Taip, Lietuva yra stipri, sakyčiau, pirmiausia dalykas yra amunicija ir mes gaminam ją patys.
apsirūpinam save ir gebam ją eksportuoti. Ir šitas rytis turėtų pirmiausia būti plečiama Lietuvoje, čia vienareikšmiškai. Kaip tariant, į kitas amunicijos rūšis ir tos, kurios naudos mūsų partneriai. Ir ar mes krauname į sandėlius kažką savo, kas praverstų mums? Aš suprantu, kad dabar yra Ukrainai skiriama. Šiek tiek to darom. Vėlgi, tai klausimas, kokią sampratą tai darom. Aš taip filosofiškai galbūt šiek tiek tą formuluoju, kad samprata yra dar ano laikmečio, dar šiek tiek tokių ramesnių laikų, kurie nekelia savo ateities tų kas jeigu scenarijų, kurie gali būti įvairialypiai. Ir mes turime būti pasiruošę tiem nebūtinai patiem geriausiam scenarijam. Ir tam reikia gal ir antro sandėlio, gal ir naujos gamyklos, gal ir papildomų kažkokių tai pajėgumų, kurie turi atsirasti Lietuvoje. Ir aš tikiuosi, kad mes kažkokiu būdu rasime tą sutarimą. Mes kalbam daugiau bendriau, bet štai klausimai tai labai konkrečius. Ir beje, čia kaip tik apie gynybą. Žinoma, čia turėtų sėdėti kitas ministras, nes mes su jumis kalbamės neretai tomis temomis, kur krašto apsaugos ministras turėtų atsakinėti tuos klausimus. Bet manau, kad jums tenka juos atsakinėti bet kuriuo atveju, kaip užsienio reikalų ministrui ir kolegų tarpe taip pat. Ukrainiečių pulkininkas yra pasiūlęs, kad mes turėtume pagalvoti ir užminuoti tiesiog 5 kilometrus maždaug sienos, paprasčiausiai, kad nepraeitų niekas, nei tankai, nei rusų kareiviai, nes jo nuomonė į Baltijos šalis vis tiek bus ateinama. Ponas Koryzna šitą komentarą atsiuntė. Kaip jums atrodo? Nes tai yra ir ES siena, ir NATO siena. Taip? Aš, ko gero, vėlgi giliai nesileisčiau į atsakymą, bet noriu pasakyti, kad bekeičiant mūsų sampratą apie ateitį, ko mums dabar reikia laukti, aš netmeščiau visų ir tokių pasiūlymų apie tai, kas gali laukti Lietuvoje kaip būtini sprendimai. Tai aš tikiuosi, kad net jeigu mes to ir nežinome, tai kas nors tą jau daro galbūt. Štai šitos šalis. Tai aišku, dabar koks nors grybautojas, kuris grybauja Baltarusijos pasienyje, gali susimąstyti, ar jam verta ten vaikščioti. Tai kol kas noriu pasakyti, kad grybauti kol kas yra saugu. Tai grybauti mums visada gerai sekėsi. Ir šioje šalyje, tiesą sakant, mes mėgstam grybauti. Esam prisiekę grybautojai. Vis dėlto mes turime štai tokią schemą maždaug NATO ir Jungtinės Amerikos valstijos kaip flagmanas. Ir galbūt tada, štai ką prieš tai minėjote, gal tie padidinimas, o mes jau esam tarp 5 geriausiai gynybai skiriančių NATO valstybių. Jeigu mes didiname dar daugiau savo procentą, ar tai reikštų, kad bet kokia administracija esant, jie praranda argumentą sakyti, kad Europa nieko nedaro? Na, bent jau dalis Europos. Bent jau dalis Europos, faktas. Vienas iš dažniausiai užduodamų klausimų užsienio reikalų man arba sistemai, sakykime, tai viceministram arba visose mūsų susitikimuose, ypatingai kalbant su transatlantiniais partneriais. Tai pirmas klausimas yra šaukimas. Aš turbūt išvardinčiau, nežinau, paskutinius 3-4 susitikimus ir mano argumentas yra taip, mums reikia oro gynybos, reikia daugiau oro gynybos, mums reikia daugiau kareivių, daugiau įsipareigojimų. Tvarkoj, ką jūs padarėt? 2,7% skiriam. Gerai, kaip pas jūsų šaukimu? Čia ir antras klausimas, ar ne? Procentas ir šaukimas. Taip, visuotinis šaukimas. Taip. Ir tada dar sakyčiau, turbūt dažnai užduodamas klausimas yra apie... Čia amerikiečiai klausia. Amerikiečiai, taip. Europoje tas klausimas nėra paskutinis. Irgi lygiai taip pat. Kažkaip, ką jūs patys daro dėl savo saugumo? Kiek jūs patys esate... Ir iš esmės tai yra teisingas klausimas. Nes Europa tingiai laukia, kol Amerika ateis. Maždaug. Ir čia, ką jūs anksčiau klausėte, ar mes galim parodyti pavyzdį. Taip. Ir aš atsakiau tada, manau, kad mes privalom. Nes tai yra ne dėl pavyzdžių, tai yra dėl mūsų pačių. Mes turim, visų Ukraina buvo tas pats. Iš esmės, mes dažnu atveju, mes esam pirmoji valstybė pagal bendrąjį vidaus produktą teikianti pagalbą Ukrainai. Visa mūsų valstybės parama yra 1,9% nuo BVP. Tai yra beveik 2 milijardai eurų. Tai kartais, bendram kontekste, valstybės teikia po 40, po 60, bet jeigu tai sudaro 0,0 kažkiek tai procentų nuo jų bendro vidaus produkto, tai reiškia politiškai mum, tai yra tas pats ta gyvybės linija, kaip ir jiem būtų. Bet mes sugebam padaryti. Bet tada mes turim ir moralinį tam tikrą autoritetą, argumentą, išsakyti tą raginimą. Privalote daryti. Mes padarėm. Mūsų visuomenė susitelkė, politinės partijos susitelkė, nepaisant visų problemų. Visko, mes radom būdą tai padaryti, jūs galite irgi.
Europos Sąjunga, vėlgi grįžtant prie Europos Sąjungos. Kaip tik yra klausimas, jeigu kalbėti apie partnerius ir apie Lietuvos galimybę veikti, pakomentuokite, kodėl dar neturime ambasadoriaus Lenkijoje. Nes jeigu mes norime taip jau visus čia paveikti, tai būtų gerai turėti per kur. Labai pritariu. Tokios mūsų konstitucinės aplinkybės yra, kurios kartais suformuoja daugiau opozicinės tendencijas tarp valstybės šakų negu konstruktyves ir sprendimų ieškančias. Jeigu čia būtų komunikacijos studentai, mano, tai sakyčiau, va, paklausykit, kaip reikia atsakyti, kad nieko neatsakyti. Supratau. Manau, kad įtempus ausį galima išgirsti tam tikrą. Taip, žinoma. Žiūrint chemiškai vėl atgal, taip sakant, Rusijos grėsmė ir Lietuva, ir NATO, ir Europos Sąjunga, bet yra kitas svarbus aspektas. Yra Rusija, kurios nesimato. Ir tai yra Rusija mumise, kaip penktoji kolona, kaip kiti dalykai, galbūt prie jų dar šiek tiek, jeigu spėsime, sugrįšime. Lygiai taip pat Rusijos veikimas toje pačioje Vokietijoje, lygiai taip pat Rusijos veikimas tose pačiose Jungtinėse Amerikos valstijose ir Ukrainoje turbūt įskaitant, kiek šitas faktorius yra svarbus ir kiek partneriai mūsų ir mes tai suprantame. Ir matome, ir turime galimybių atrasti, išryškinti ir įmanomai neutralizuoti. Labai geras klausimas. Vienas iš aspektų, vėlgi vienas iš klausimų labai dažnai vakaruose, kurį užduoda man ar Lietuvos kitiem atstovam, yra, kaip jūs dirbat su hibridinėm grėsmėm, kaip jūs dirbat su dezinformacija. Ir atsakymas yra tas, aš dabar ir vyresnių kolegų turbūt būtų galima ir iš bendražygių iš partijos paklausti, kada mes atsimenam pirmus rinkimus, kuomet buvo kalbama apie Rusijos įtaką rinkimuose. Sakyčiau, kokie 2000 metai. Na, kai mes pirmą kartą pamatėm, kad kažkaip keistai finansavimai atsiranda, tam tikros tendencijos, planai visokie rinkiminiai tokie, kurie turėjo visokių žiogų pavadinimus ir kitokius dalykus. Aš atsimenu argumentaciją tuomet. Ar ne? Jūs labai jauni. Kiek jūs turite demokratiją? 10 metų. Jūs nemokat demokratijos, o ne rusai finansuoja kokius nors kandidatus. Mes nepasidavėm. Mes tikėjom, kad neturi kitos valstybės įtakot mūsų rinkimų ir mes valėmės, ir mes tvarkėmės. Ir mes visą tą laiką, nuo 2000 metų, iki 15-16 metais mes jau turėjom tendencijas. Mes buvom panaikinę, kad verslo finansavimą partiniai sistemai. Buvom bylos baisinės, kurios dabar tik tai baigėsi, ačiū Dievui, kurios buvo pusė išardžios, pusė politinės sistemos. Irgi taip pat per tą siekį užkardyti, išsivalyti hibridinės grėsmės, kurios potencialiai gali ateiti iki politinės sistemos. Išsivalėm. Ir tada pasitinkam 20 metų sakydami, žiūrėkit, mes jums galim papasakot, kaip reikia tvarkyti su hibridinėm grėsmėm. Ir staiga ta jauna demokratija, kuri 2000 metais buvo kaltinta, kad jūs nemokat, iš tikrųjų šiandien visos tos demokratijos, kurios dabar baiminasi, kad pas juos yra hibridinės grėsmės, įsileistos, užvaldytos, finansavimai, rusų bankai, gausybė dalykų. Tai yra kasdienybė. Aš nesakau, kad mes turim imunitetą. Aš nesakau, kad jau visi mūšiai yra laimėti. Bet vis dėlto yra tam tikras atsparumas susiformavęs per dešimtmečius buvimo fronte. Hibridiniam fronte. Ačiū Dievui. Bet vis tiek mes jį atlaikėm ir mes laimėjom mūšius. Tai šiandien aš vis dėlto didžiuojuosi tą situaciją, kurioje mes esam. Dezinformacija. Mes gebam atpažinti. Žiniasklaida yra atsparesnė, mes nededam naujienų, portalai mūsų nededa naujienų perspausdintų iš RIA Novosti ar Sputnikų ar kažkokių. Tai klaidų pasitaiko, bet visi supranta, kad tai yra klaida netyčinė. Tuo tarpu vakarai dabar tą mokosi. Ir tie procesai yra labai gilūs, labai sudėtingi, lemiantis rinkimų rezultatus kartais, sukuriantis netgi prieraišumus Maskvai ir kitus dalykus. Tai čia yra liga, kuri yra stipriai apėmusi vakarų pusrutulį. Ir aš tikiuosi, kad užteks laiko ją išgydyti. Ar suvokia jūsų partneriai, sakykime, štai Europos Sąjungoje, nes Vokietijoje tikrai veikimas Rusijos yra labai stiprus, kitose šalise įtaka didėja. Ar neatsitinka taip, kad štai tie rinkimų rezultatai, kuriais mes truputėlį stebimės, o kartais ir jų bijome, kaip kad Niderlanduose ar kitur, kad tai irgi yra paveikta
jėgų iš Rusijos. Kartais nebūtinai Rusija turi mokėti pinigus kokiai nors politiniai partijai, kad ją padėtų išrinkti. Kartais Rusija gali padėti eskaluodama kokias nors politinės problemas. Kartais užtenka už 30 kiek ten eurų nusipirkti teisę sudeginti Koraną vidury Stokholmo. Tai yra labai keistų dalykų. Sakykime, ta pati migracijos problema. Ar ne? Didžioji migracijos banga, kuri pažadino tą alternatyvę dešinę Europoje, jinai kilo po Rusijos įstraukimo į pilietinį karą Sirijoje. Aš nemanau, kad Rusijos strategai labai užtruko ilgai skaičiuodami, kokios bus pasiekmes jų bombardavimo miestų ir sulyginimo su žeme milijoninių miestų, kur tie žmonės pasuks. O koks ryšys tarp islamo teroristų ir Rusijos? Na, žinote, man tikrai turbūt šis klausimas lengviausiai atsako su spaudos bendrom tom minutėm, kuomet ponas Putinas fotografuojasi su Hamasu. Nes čia kaip klausimą, mes turime Gediminas, sako, nepaslaptis, kad vakarų Europoje slapta veikia radikalių islamistų teroristų rengimo vietos. Jeigu tas žarijos nukristų, ar būtų galima tikėtis, kad vakarų visuomenės susidurdamos su tokiamis grėsmėmis ištiestų pagalbos ranką Lietuvai, jeigu ateitų tokia diena X? Na, ta prasme, esam dar... Ar yra bendradarbiavimas ir supratimas ta prasme? Mus yra, kad, sakykime, gali apkaltinti. Na, jūs matot Rusijos ranką visur, čia ne visur turi būti Rusija. Bet kas liūdniausia yra, kad Rusija yra. Sakykime, dabar yra Sahelio regionas. Tai yra valstybės, kurios yra žemiau, labiau į pietus nuo Šiaurės Afrikos. Šiais metais gausybė perversmų nuvilnijo per visą regioną. Prasidėjo nuo Malio, Nigeris ir gausybė kitų kraštų. Bet kiekvienoje iš tų valstybių yra Wagnerio samdiniai. Tiesioginė Rusijos įtaka, jie stabilizuoja situaciją, padeda naujai besiformuojančiai valdžiai, na ir gausybė kitų dalykų. Žiūrime Libiją, Wagneris, Sirija, Wagneris, tada Putinas susitinka su Hamasu. Man, nežinau, kokiu reikia būti gabumo geopolitikos matematikų, kad sudėtum 2 ir gautum kažkokį labai paprastą skaičių. Tai Rusija jau ten yra. Tai ar jie tą gali išnaudoti, o kodėl jie neturėtų? Ir jų interesas labai aiškus. Kurti nestabilumo taškus, kurie labai lengvai kūrėsi, primėtyti mums tiek kamuolių į orą, kad mes nespėtume žongliruoti jais visais ir viskas. Ir paskutinis dalykas, tai kas dabar vyksta Izraelyje ir Gazoje, aš manau, kad tai yra, tai tokio dydžio sėkmė yra Rusijai. Ko gero, tai yra auksinė korta. Ir jisai darys absoliučiai bet ką, kad karas ten nesibaigtų, kad jisai nebūtų niekaip išspręstas, kad ten nebūtų jokio sprendimo, kad maksimaliai tenais būtų suirutės, dėmesio nukreipimo, dėl to, kad jisai tvarkosi Ukrainoje. Ir tą mes matom. Ir ta nuojauta buvo tokia, kai prasidėjo konfliktas, ar kai buvo teroro išpuolis Izraelyje, ir buvo nuojauta, kad čia yra, tikrai čia bus auksinė korta. Man labai primena Lietuvos atvejai, kaip per sausio 13, kai prasidėjo Kuveito ir Irako okupacija Kuveite. Ir kuomet mes bandydami prisitraukti dėmesį iš vakarų, turėjome kovoti dėl mažyčio 5 minučių eterio, kad papasakotume savo istoriją, kuomet 95 minutės buvo pasakoma apie tai, kas vyksta viduriniuose rytuose. Ta situacija tai praktiškai tokia pati kartojasi. Dabar ukrainiečiai vėl dėl savo to laiko turi kovoti, kad išlaikytų pasaulio dėmesį. Ar verta, klausia vienas iš mūsų žiūrovų, ar verta prasminga vykdyti kokį nors pilietinį spaudimą ES atstovaujantiems organams dėl neveiksnumo Ukrainos atžvilgių? Nuomonė ar pozicija pilietinė perduoti visada yra verta. Ir vienas iš argumentų, ką aš esu sakęs, Lietuvoje Ukrainos vėliavos nėra nukabintos. Mes išlikom su širdimi už Ukrainą. Lietuvoje nuo karo, prašau sakyti, dabar. Tačiau vėliavų kitose valstybėse mažėja. Protestų dėl nepatvirtintų pinigų. Europa turėjo patvirtinti praeitą savaitę 500 milijardų eurų, 50 milijardų eurų, kurie turėjo būti patvirtinti biudžetinės paramos.
Tai yra neginkluoti, tai yra tiesiog, kad valstybė nebankrutuotų, kad turėtų ką valgyti, kad galėtų išmokėti pensijas, mokytojams atlyginimus ir taip toliau, dėl to, kad jų didžioji dalis biudžeto keliauja karo tikslam. Ir tai buvo nepatvirtinta. Aš norėčiau matyti protestą, arba bent jau kažką, kas pasakytų, kad nepriimtina tai yra, bet mes to nematom. Taip, kad aš neraginu kokio nors, kaip valstybės atstovas, sakykime, arba vyriausybės atstovas, aš turiu kitas priemonės ir kitus instrumentus, kuriais naudojasi tam, kad valstybė pasiektų savo tikslų ir padėtų savo partneriam. Bet visuomenė turi kitus instrumentus ir gali juos naudoti. Grįžtant į Lietuvą, mes turime 250 000, turbūt jau dabar daugiau žmonių atvykusių į Lietuvą, naujų žmonių iš Ukrainos, Baltarusijos. Ir tarp jų mes dabar šnekame, kad yra ne visi geranoriškai nusiteikę ir galbūt ne visus jūsų partneriai iš Laisvės partijos taip aktyviai kvietė ir ne visi taip gerai pasirodė, kaip buvo galima tikėtis. Kokia reali čia yra grėsmė? Manau, kad reikia atskirti keletą dalykų. Pirmas dalykas, kad Lietuva yra valstybė tokiame savo ekonominės istorijos laikmetyje, kuomet mes turim pripažinti, mums yra reikalinga pagalba iš šalies valstybėje. Kitaip tariant, mums reikia žmonių, kurie atvažiuotų ir draugė su mumis dirbtų, kuriant Lietuvą. Ir tie žmonės atvažiuoja. Kai kurie atvažiuoja iš Baltarusijos, kai kurie atvažiuoja iš Ukrainos, kai kurie atvažiuoja galbūt iš dar toliau Centrinės Azijos. Ir taip dalis jų gali potencialiai atsivežti ir tam tikras rizikas. Tačiau reikia nepamiršti, kad kai kurių rizikų ir kartais net kaip pačių didžiausių tų rizikų susikuriam ir mes visai sėkmingai patys. Taip tariant, mūsų pačių piliečiai, kurie užsimezga ryšius Baltarusijai, keliauja ten, važinėja, parsiveža įvairių idėjų ir tas idėjas po to vėliau čia plėtoja, nukreiptas prieš mūsų valstybę. Tai mes turime atrasti, matyti kažkokį tai sveiką balansą tarp to, kad reikės mums žmonių Lietuvoje, kurie draugė su mumis dirbtų ir kad mes užtikrintume savo nacionalinį saugumą. Tai dabar tos idėjos yra įvairios svarstomos ir aš tikiuosi, kad sprendimų bus. Ką aš turbūt noriu taip paprastesnę kalbą pasakyti. Kitaip tariant, kad jeigu mes įvardintume, kad štai būtent tai yra ta grupė, kur yra Baltarusiai, iš čia mums kyla didžiausia grėsmė. Ir pagrindinis klausimas, tai jeigu mes kažkokiu būdu bandytume atsisakyti šios grupės žmonių, ar ne, kuri dirba statybose, stato Kauną, stato Vilnių, stato gausybę kitų dalykų, važinėja jūs parveža namo iš vieno ar kito renginio, tai paprastai neatsitiktų, jūs turėtumėt pasikviesti kažką tai kitą. Ir tą kitą pasikviečiant, jūs turite užduoti lygiai tą patį klausimą, ar jums ta kita grupė žmonių yra saugesnė, ar tai yra tvarkoje, yra kažkokiu būdu geriau. Bet kas nors sakytų, kad galbūt mes turėtume pasirūpinti, kad grįžtų tie, kurie išvažiavo mūsiškiai. Jie ir grįžta. Ir tai yra šiaip džiugus aspektas, kad mes jau kelinti metai, turbūt nuo kokių gal 19 ar 20 metų fiksuojam praktiškai kiekvienais metais didesnį parvykimą lietuvių negu išvykimą. Tai irgi yra vienas iš tokių, šiaip ganėtinai džiugių aspektų valstybės, kad mes jau, kitaip tariant, sugebam aprūpinti savo žmonės pakankamai, kad būtų darbo, atlyginimų, socialinių garantijų, tų socialinių paslaugų, kaip mokyklų ar sveikatos, čia Lietuvoje. Nereiškia, nebereikia tos gerovės ieškoti užsienį. Dėl to, neneigiant grėsmės atsiradimo, tie klausimai yra sudėtingesni šiek tiek negu toksai vienkartinis sprendimas. Ir reikia tą išmintingai pažiūrėti ir matyti, kaip tą galima būtų spręsti. Kaunas buvo paminėtas, mes sėdime Kaune, kol kas nei vienas klausimas apie Kauną neatėjo. Beje, manau, mes su juo gal pabaigsime su Kaunu, bet kadangi mums visiems taip svarbu globalinės problemos, tai klausimas toks. Kodėl pasukote 180 laipsnių kampų su Kinija? Čia jau aš klausiu kaip Taivano forumo narys. Man tiesą sakant buvo gana apmaudu išgirsti, kad toks posūkis atsirado. Matote, jūs matyt paskaitėt kažkokią tai antraštę, kuri suponuoja... Paprastai aš skaitau ir toliau. Žiūrėkit, ne vienas nesam be nuodėmės, ar ne? Tai net ir patiems geriausiam skaitovom atsitinka iššūkių. Tai aš noriu paneigti dėl to, kad jokio posūkio nėra atsitikę. Anaip tol. Tai mažytė Lietuva vis dar bando įsisekti tigrui į kur nors? Mes su tigru niekada niekur nesisegėm. Mes turim savo politiką,
kuri leidžia Taivanui laisvai veikti Lietuvoje ir turėti savo atstovybę, savo pavadinimu. Tada Tigras nusprendė, kad jis tokius dalykus, būtent tą mano paminėtą faktą, draus. Jie turi problemą su mumis. Mes su jais problemos neturėjom. Aš dėl ko turėčiau turėti? Mano įsitikinimas buvo prieš 3 metus, yra toks pat, kad jeigu Lietuvoje nori steigtis kas nors ir jie pasako, aš noriu būti vadinamas Taivano vardu, kas esu aš, kad aš tą uždrausčiau? Lietuva yra laisva valstybė. Mes už laisvę kovojom, dėl jos mirėm. Ir dėl to bent jau vadintis, kaip tu nori, tu tikrai turi teisę. O kodėl nesusitikote su Taivano delegacija? Tokia yra diplomatinė tradicija, dėl to, kad tai nėra pripažinta valstybė, tai neturim diplomatinių ryšių ir dėl to nesusitinka nei NATO valstybės, nei ES valstybės. Nes iš esmės vienos Kinijos politika yra Kinijos reikalavimas, tiesa. Tai nėra kažkoks tarptautinis įsipareigojimas. Jis yra tarptautinis įsipareigojimas Lietuvos atžvilgiu, Lietuvos atveju. Tai aš dėl to visai negalėčiau pasakyti, kad čia nėra teisės tame, yra teisė. Tik toje teisė nėra prašyta, kaip aš galiu vadinti vieną ar kitą organizaciją Lietuvoje įsikūrenčią, ar atstovybę, ar kitaip. Tas yra interpretuojama jau kinų. Ir jie užsibraižo raudonas ribas ir jie bando per mūsų pavyzdį būtent sukurti precedentus. Kad štai jeigu Lietuva atsitraukia nuo Taivano pavadinimo, tai kiti turbūt irgi to neišdrįs padaryti. Ir aš noriu formuoti kitą poziciją. Lietuva neatsitraukia. Ir Lietuva neatsitraukia jau 3 metus. Ir aš tikiuosi, kad neatsitrauks dėl to, kad to nei susitarime, nei jokiose kitose principuose ar politikose to nėra. Dabar dėl pačios Kinijos, tai diskusijos vyksta dėl to, kad jie tikrai buvo iškėlę nemažai sunkumų ir mūsų verslui. Pradžioje, būtent tokiu būdu bandydami priversti mus atsitraukti nuo pozicijos. Mes nepakeitėm. Tiesą sakant, dabar matosi, kad jie atsitraukinėja. Mūsų verslas, tas, kuris nori, tas, kuris mano, kad tai yra išmintinga, tikrai be jokio mano patarimas būtų priešingas, jie nusprendė yra eksportuoti į Kiniją tam tikras prekes ir jiem tos galimybės yra atsiradusios, grąžintos atgal. Nei aš čia džiaugiuosi kažkuo tai, nei aš dėl to labai liūdžiu, tik tai įspėju, kad, žinokit, su Rusija mes esam tos pačius kelius praėję. Valstybės, kurios naudoja ekonomiką ar prekybą kaip politinį instrumentą, darė tai praeityje, darys tai ir ateityje. Taip kad siūlyčiau nei džiaugti atradus, nei verkti pametus. Tiesiog geriau ieškoti naujų rinkų, kurios to tokių sunkumų nesukuria. Taip kad kuriozas buvo toks, turbūt čia irgi paaiškinant, kaip tuo metu, kaip tik, kai čia buvo užduotas klausimas, lapkričio mėnuo, matyti apytiksliai, tuo metu, kaip buvo, vyko konsultacijos su Kinijos kolegomis dėl mūsų atstovybių veikimo principų, dėl to, kad Lietuvos atstovybės veikla Kinijoje yra apribota iki visiško neapribojimo, jiems ir Lietuvoje galbūt nėra, čia, sakykime, saldžiausi piragai. Ir tos konsultacijos jos vyksta šiokios tokios, kaip atstovybės turėtų veikti ateityje. Tuo metu tą savaitę tos konsultacijos vyko ir kaip tik matytas atsirado žiniasklaidai. Žiniasklaida manęs paklausė, ar šnekate su Kinija dėl ten diplomatinių santykių, kokio nors normalizavimo. Šnekamės, šiuo metu šnekamės. Ir tai tapo tarptautinė naujiena, nes neva kažkas pasikeitė. Tokių diskusijų yra buvę apsčiai per 3 paskutinius metus. Nei tai yra labai didelis Lietuvos interesas, tai yra tiesiog toks, diplomatinė praktika, pavadinčiau, kuomet, jeigu yra kažkoks iššūkis, yra kanalai, tais kanalais yra keičiamasi pozicijomis, ar jos kinta, ar jos nekinta, ką mes galime dėl to padaryti. Taip kad aš norėčiau jūs nuraminti ir jeigu jūs kokiuose tekstuose radote tą pokytį 180 laipsnių, tada tekstas buvo galbūt ne iki galo tikslus, o jeigu neradote, tai galbūt aš atsakiau jūsų klausimą. Tada kitas tekstas, kur sunku būtų turbūt kaip nors kitaip interpretuoti Lietuvos balsavimas Jungtinėse tautose dėl rezoliucijos susijusios su Palestina ir su Hamasu. Kodėl Lietuva susilaikė ir nepritarė pasmerkimui tokiam, kuriam pritarė iš esmės beveik visi Lietuvos svarbiausi partneriai strateginiai? Turit galvoj kuriuos, nes mūsų strateginių partnerių nuomonės gan stipriai išsiskiria. Nes Vokietija viena vertus yra, sakykime, taip, galbūt Europos centre, Jungtinės Amerikos valstijos labai stipriai yra už Izraelį. Bet ir Vokietija, ir Jungtinės Amerikos valstijos buvo pasisakė už tą rezoliuciją, kuris smerkė Hamaso veiksmus. Mes balsuojam, šiaip mūsų balsavimai dauguma yra kartu su Vokietija. Ne dėl to, kad kartu būti. Tas iki kažkaip.
Asmeniškai tų balsavimų iš tikrųjų buvo Ir daug balsavimų. apšiai daug, jų yra praktiškai kiekvieną savaitę, tiesą sakant. Kiek jungtinės tautos, jeigu bendrai kalbant, kiek jungtinės tautos jūsų požiūriu šiandien yra veiksminga organizacija? Nes aišku, pasigirsta vis balsų, kad jas reikėtų demontuoti. Aš turbūt apginčiau jungtinės tautas pasakydamas, kad nėra kito forumo diskusijai. Kas irgi turbūt jūsų studentam galbūt atrodytų kaip ir ne iki galo išsamus atsakymas, bet Aš jiems įrodyčiau, kad gerai čia yra teisinga mintis. Nes ko mes tikimės? Mes tikimės veiksmingumo, efektyvumo, ar ne kažkokių sprendimų priėmimo ir to, tai to fakas nėra. Mums yra iššaldyta visiškai saugumo taryba, kuri yra ta vykdomoji valdžia jungtinėse tautose, jinai yra iššaldyta. Ar jinai atšils, kada aš neįsivaizduoju. Man labai sunku būtų tą prognozuoti. Manau, kad labiau ne. Bet kaip diskusija, diskusijų erdvė, mes kitos tokios neturime. Ir čia jinai turi tą vertę. Aš manau, kad mano nuojauta, kad turės transformuotis. Ir bus transformacinis laikotarpis ir ko gero mes po truputį į jį įžengėme. Jinai turės tapti efektyvesnė ar atsakyti į klausimus dėl to, kad tuo tokio nepasitenkimo yra ne tik pas mus. Ta prasme, sakykime, mes dabar labiausiai jaučiame tą Ukrainos klausimo aštrumą, bet artimieji rytai jaučia savo pusę, globalūs partneriai kitą pusę, Indijos Ramiojo vandenyno regiono savo pusę, neatsakytus klausimus, nesprendžiamas problemas, ir tik tai tokį diskusijų formą. Tai manau, kad mes pereisim per transformaciją. Dar matysim ją, ko gero, ir mūsų kartoje. Kitaip sakant, forumo, platforma turbūt jau paskutinė, kuri yra jungtinės tautos, turi likti. Dėl to, kad reikalinga platforma, kur būtų galima kalbėti. Faktas, vienintelis klausimas, kurį reikės galbūt išspręsti, tai ar mes galime jį padaryti efektyvesnę tą formą. Ar yra platforma, kur galima būtų kažkaip paveikti Rusiją? Čia yra puikus klausimas. Aš šiandien manau, kad mes, daug kas vakaruose kalba apie tai, kad mums vis tiek reikia neišvengiama, netgi sakyčiau, ateities saugumo architektūra su Rusija. Čia dabar didžiulė diskusija yra tokia Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija, kuri neseniai buvo pasikvietusi į Šiaurės Makedoniją atvažiuoti Lavrovą ir su juo kartu diskutavo apie Europos saugumą. Na, aš nematau to. Aš matau Europos saugumą nuo Rusijos, ne su Rusija. Tai jeigu yra forumas, kuriame aš noriu dalyvauti apie Rusiją, tai kaip mums nuo jos apsiginti? Ir ką reikia daryti, kad mes ją atstumtume, apsigintume patys, būtume saugesni, apgintume savo kaimynus, bet ne taip, kaip man su jais pakalbėti. Čia yra tas pats, kas esu tą pavyzdį sakęs, kaip, nežinau, kanibalą pasikviesti į vakarienį ir padiskutuoti su juo apie meniu. Na, sunku rasti kompromisą, nes tas kompromisas įtraukia mano, matyt, kūno dalis, kurias aš turėčiau paaukoti vakarienės kažkokiam tai etapui. Atsiprašau už tokį groteskišką pavyzdį. Gerai, o dabar prie iš tiesų sunkaus klausimo. Ką daryti Tėvynės sąjungai, Lietuvos konservatoriams, krikščionys demokratams, einant pagaliau prie tų daugiau įtakos Kaune, kurią esate akivaizdžiai praradę? Ir taip ir ne. Manyčiau, kad Seimo rinkimai rodo vieną, kad Kaunas yra idėjų miestas, kad Kaunas yra patriotiškas miestas, jis buvo ir liko toksai miestas. Puikiai suprantantis ir geopolitinės aktualijas ir to niekada nėra praradęs. Bet įdomus yra paradoksas, kad savivaldos rinkimuose kelintis visai kitus klausimus. Ir kuriuose gali geopolitika pašluoti po kilimu ir kažkaip matyti, kad visą tai nedėra. Sunku man pasakyti, dėl to aš manau, kad artėjant Seimo rinkimą mes turėsim, ko gero, labai panašią diskusiją, tokią, kokią mes esam turėję ir anksčiau, ir aš manau, kad jinai bus ir produktyvi, ir įdomi, ir vaisinga. O savivalda, aš manau, kad pirmiausia, jinai turi gimti tas kritiškas požiūris, jis turi gimti iš pačių kauniečių, kurie turi užduoti savo klausimus. Kaip jie vertina būtent tą kontekstą, kuriame yra galbūt ir pozityvūs dalykai, kuriuos jie mato. Jeigu tu matai efektyvumą, ar yra kažkas, ką tu prarandi, jeigu tu matai kažkokius tai gerus darbus, ar yra kažkas, kažkur yra galbūt apleista, kažkokios tai kitos rytis ir tada dėti tą į svarstyklės. Galbūt turi labai didelį efektyvumą, bet prorusiškumą. Na, ir turi tada galbūt sverti, kas yra svarbiau. Visą laiką kalbate apie kauniečius. Ką jūs padarėt blogai, kaip partija?
Aš manau, kad tas yra ganėtinai išnarpliota jau ir toks atsakytas klausimas, tai čia toks jau, čia jau net ne žaizdą prasikrapštyti, čia daugiau bandyti randą kokį nors, reiškia, bandyti pažiūrėti, ar jis dar gyvas. Tai aš manau, kad pirmiausia, tai yra, tas klausimas buvo labai gražiai atsakytas per identitetą. Kad kaip ir kiekviena valstybė, bendruomenė, taip ir miestas, jisai turi savo identitetą. Ir Kauno identitetas jisai nebuvo puoselėjimas arba matomos kaip tam tikras savigarbos ir savęs pasididžiavimo vertas dalykas politiniai diskusijai. Ir matyt, kažkokiu tai būdu, tie politikai, kurie tuomet laimėjo ir su tais pažadais, jie būtent tą ir apeliavo. Grąžinti Kaunui pasitikėjimą, grąžinti pasididžiavimą savimi. Tai va, ir tas atsitiko. Tas turbūt galioja visai Lietuvai. Vienareikšmiškai. Kitaip sakant, bendruomenių įgalinimas. Ir jeigu mes kalbame apie gynybą, ir ką gerą pavyzdį estai irgi čia galėtų mums parodyti, jie kaip tik stengiasi taip, kuo daugiau horizonto. Aš manau, kad ir ukrainiečių gynyba, viena iš pamokų yra tokia, taip? Gynasi bendruomenės. Francis Fukuyama yra, kuris kažkada yra paskelbęs istorijos pabaigą gūdžiais 90 metais. Jis kai ką kitą turėjo omeny tada. Jis prieš kelis metus parašė knygą, kuri vadinasi Identitetas, kuris yra pasakęs, kad visos politikos branduolys yra individo, bet ir bendruomenės tam tikras savęs suvokimas. Kaip mes save suvokiame ir tada mes pradedame nuo to save ginti ir formuoti politikas, kurios tada kažkaip sąveikauja tarpusavyje. Tai manau, kad mes kaip valstybė esame irgi taip pat tam tikro identiteto ir savęs paieškose, kuris nėra pasibaigęs dar. Ir aš iš tikrųjų tik tai matau, kad išorė ir aplinka, jinai ganėtinai mus stipriai formuoja. Ir vienintelis dalykas, ko aš tikiuosi, kad tas formavimas, ir būtent grįžtant į pokalbio pradžią, bus, reiškia, kuris reikalingas pasiruošti tiem neramiem laikam, kurie, manau, dar tik prasideda. Tiesą sakant, aš manau, kad tas identitetas susiformuos ne per vėlai. Baigiant mūsų pokalbį, jūsų požiūriu, štai jūs paskelbėte šitos pasiūlymus, 10 pasiūlymų. Ką pirmiausia reikėtų padaryti, ką turėtų žinoti visuomenė, ir ką visuomenė gali pirmiausia padaryti ir ką turėtų padaryti tie, kurie atsako už valstybę šiandien, kurie yra visuomenės paskirti atsakyti už valstybę. Neatidėliotini darbai, jau dabar. Turbūt išvardinčiau tą, ką jau mūsų pokalbėje suminėjęs. Pirmiausias yra valstybės sprendimus priimantys žmonės, arba ta politinė klasė turi sutarti dėl to, ar mes vieningai matome grėsmę. Galima tai padaryti? Įmanoma? Įmanoma yra... Yra geranoriškumo pakankamai? Yra valstybiškumo, sakyčiau. Geranoriškumas politikoje yra sudėtingas veiksnys, sunkiai apibrėžiamas, bet valstybiškumas yra veiksnys, kuris gali tapti ašimi sutarimo. Visuomeniai tai, manyčiau, kad irgi tas yra bendras suvokimas, ta prasme, ir politika yra ta pati, irgi taip pat. Ar tos jungties pakanka? Na štai šauliai, pavyzdžiui, man sako, jie puikiausiai turi iniciatyvos, puikiausiai turi noro, bet yra per mažai žinojimo, ką daryti. Per mažai jungties su valstybės, vėlgi, su valstybės institucijomis. Tai čia yra, tas uždavinys ateina pirmiausia mums. Ta prasme, kad mes turim suformuoti, kad laikai reikalauja iš mūsų kitokio požiūrio į valstybės gynybą. Kitokio, viskas. Tie laikai, kuomet buvo taika, kuomet mes galėjome galvoti ir apie šaulius, ir apie šauktinius, ir apie visas kitas kariuomenės formuotės, kaip apie taikos meto kažkokius tai darinius, kuriems galbūt niekada neteks pamatyti priešo kitoje pusėje. Tie laikai pasibaigė. Ir mes turime pradėti galvoti kitaip. Ir diskusija, nuoširdi, atvira diskusija su visuomenė, kokią aš tikiuosi galbūt bandėm turėti ir šiandien, jinai yra nepaprastai svarbi. Ne išgazdinti, bet paruošti ir pasiruošti. Bet čia dėl ko gazdinti. Mes turime ruoštis karui. Šiandien, dabar. Taip? Taip. Gabrielius Landsbergis. Ačiū. Ačiū visiems. Ačiū.